Gysiu taip pat. Padėkok man, pasakyk, mieloji, aš tave myliu, tu geriausia mergina pasaulyje. Padariau matematikos namų darbus. Palauk, matematiką išmanau aš? Aišku. Pasistengiau, parašiau ir savo ir tavo namų darbus, kad turėtum laisvą popietę ir galėtum aplankyti savo mamą. Ne, tikriausiai neįsiu. Kodėl, juk labai norėjai? Tau reikia nueiti. Leisk man pačiam nuspręsti. Aš tai garsiai pasakiau, ką tu nori padaryti, bet net savo nedrįsti prisipažinti. Kaip gali žinoti tai, ko net pats nežinau? Tu nori aplankyti mamą, bet baimė tave stabdo, supranti? Pagalvok, veikdamas nuo šitos bėdos, nieko nelaimėsi. Kuo greičiau ją įveiksi, tuo geriau, supranti? Taip, tu teisi, žinai, dabar noriu pabūti vienas, noriu pagalvoti, pamastyti, gali išeiti? Galiu. Ką darai? Prisėsiu ir palauksiu, kol mąstysi. Pasigrožėsiu tavo gražiu veideliu. Nesupratai, tiesa, noriu pabūti vienas. Gali išeiti viso. Palauk. Jei ko nors prireiks, kreipkis nedvėjodamas. Aš visada tau padėsiu. Gerai. Palauk. Aš tave myliu. Kokia įkyri, dieve mano. Dabar gerai. Labas. Visą dieną noriu pasikalbėti, bet tavo mergina prie tavęs priskretasi. Ji šiek tiek įkyri? Vis tiek gali prieiti, net jei jį šalia. Ne, matai, kaip jį mane žiūri, kaip prie tavęs prieinu. Kaip piktas šuo. Bijau, kad į kas? Aš negalėčiau taip draugauti, kaip tu draugauji su Luhana. Jūs net trumpam neišsiskiriat. Ar tau netrūksta erdvės? Klausyk, ką norėjai pasakyti? Ruošiaus pasakyti, kad mano mama nori, kad pasimokyčiau jodinėti. Mes tik važiuosime į Angliją. Ar gali pasiūlyti kokį nors trenerį? Galiu, pažįstu Ernaną Rainerį. Girdėjai? Ne. Vėliau duosiu telefoną, paskambinsi. Ačiū, tik apmaudau, kad man nepatinka jodinėti. Bet to teks kęsti dar vieną mokytoją. Lyg čia jau nebūtų per akis. Sugalvojau. Gal tu mane pamokytum? Aš? Taip, tu. Negali būti. Martin, jei nesidėsi ramiai, ausį nukerpsiu. Negaliu patikėti, kad Marisai taip pasakiau, Marai, mirsiu. Kaip galėjai ją dukrelę pavadinti? Nežinau, nepagalvoju. O kaip ten buvo? Apkabinai ir pasakėjai, tu mano duktė? Klausai, kas su tavim kalbu? Pasakiau taip pat, lyg būčiau pavadinęs gražuolę ar mokinę. Kas čia tokio? Dar klausi? Ne, bet kaip ją pavadinau? O dukra? O, išvarysi mane iš proto. Gali ramiai pasidėti. Pasistengsiu. Nežinau, kaip reiks grįžti į mokyklą. Tiesą sakant, aš tavęs net pažįstu. Visada žinojai, kam kokį patarimą duoti, o dabar elgies kaip vaikas. Nežinau, kaip įsisukti šitaip suklydus. Supranti? Suprantu, bet atrodo, kad panašai viską, ką žinojai apie gyvenimą. Martinai, pagalvok, negi manai, kad tokio amžiaus mergaitė prisimins viską, ką jai pasakė toks pusprotisenis kaip tu. Manai? Gyvulys! Liepiau nejudėti. Neverk, dukrelė, neverk. Rokai, ieškojau tavęs. Žiūrėk, ką gavau. O, visai nieko. Dėl saviškės nesugalvos, aš visko pasirūpinsiu. O, brangiai atsėjęs. Nesvarbu. Taip atsidėkosiu už pagalbą, kurios iš tavęs tikiuosi. Tikrai? Taip. Ko nori? Reikia bent šiek tiek pasidažyti prieš einant į Sonijos būrelį, ar ne? Aš nenoriu būti modeliu. Ko man ten eiti? Vika, net jei netapsi modeliu, verta pasimokyti. Išmoksi rūpinti savo įvaizdžių, judėti, atskleisti save. Tikrai? Tada gal ir eisi? Ačiū. Pirmą kartą šitoj mokykloje vyks įdomus užsiėmimai, negalime praleisti progos. Einam pasidažyti, einam. Palauk, kur eini? Bet kur, nenoriu, kad mane engtum. Janka, nepyk, žinau, kad negražiai kalbėjau. Tiesiog man liūdna, nes Frančias į mane nekreipia dėmesio. Suprantu. Ką žadai daryti? Nieko. Ilgai galvojau ir supratau, kodėl visai nerodo man dėmesio. Ką supratai? Jis nenori mokykloje rodyti jausmų, supranti? Ko taip žiūri? Nepyk, bet užuot pati savęs klausus ir pati atsakius, geriau eik ir jo paklausk, kas ten iš tiesų įvyko. Neturiu ko klausti, nes pati žinau. Žinau. Nežinai, įsivaizduoji, kaip tu norėtum, kad būtų.
Bianka, vien kita, nenoriu pyktis. Prižadu, kai kitą kartą Frančis praeis pro mane lyg niekur nieko, aš jo paklausiu. Ir Lola, pagaliau tave radau. Ko norėjai? Galim šnekelt? Galim. 1, 2, einam. Viską supratai, Rokai. Viską, pasitikėk manim ir viskas bus gerai. Gerai. Žiūrėk tu man. Oktavijau! Ai, kas atsitiko? Kas atsitiko, Spirito? Naujas bėdas, matot, viską išmečiau, lyg bomba būtų sprogus. Atsiprašau, norėjau padėkoti. Už ką? Už palaikymą vakar. Džiaugiuosi. Ar tavo mama geriau jaučiasi? Ji niekad gerai nesijaus, nepasveiks nuo beprotybės. Bet dabar jei ne tas galvoju, viskas gerai. Ir tada džiaugiuosi dvigubai. Norėjau jūsų paklausti. Kodėl jūs mane vakar pavadino dukrele? Pavadinau dukrelę, nes, juk taip sakoma, tiesiog aš daug keliavau ir skirtingose vietose. Ačiū, Marisa. Išmokau visokiausių kreipinių. Taip, jei tau nepatiko, nepyk, aš visai neseniai grįžau. Reikia išmokti vartot naujausius posakius. Kur buvot? Centrinėje Amerikoje. Tai bent. Ką ten veikėt? Grėbiaus, ko galėjau. Duonai užsidirbdavau meistraudamas ir tuos daiktus pardavinėdamas. Nemokytojavot? Nedirbot mokytoju? Tiesą sakant, patikėjai. Pajuokavau, kad meistravau. Ne. Skambėjo įtikinamai. Kaip sakiau, man čia reikia priprasti. Net juokaut nebemoku. Iš tiesų, dėstytojavau Kusko universitete Peru. Per atostogas aš irgi buvau Peru ir ėjau Inkų keliu. Tikrai? Taip, man labai patiko, labai. Man patinka tylos slėnis. Taip. Man irgi. O kaip ištėrė 5 dienų kelionę pėsčiomis? Žinot ką? Tiesą sakant, antrą dieną jau nejaučiau kojų. Palauk, sustok, žiūrėk, 8 balai. 8? Negailestinga, 100. Aš to visą gyvenimą pašvęsčiau, bet esu bejėgis. Rudi, klausyk, jei jie su tavim pasisveikintų, draugužis iš karto aukštyn pašoktų. Žiūrėk, tikra gražuolė, iš karto pakiltum. Pažiūrėk, kokia nuotrauka. Pažiūrėkim. Mėgstamiausia spalva violetinė. Violetinė. Mano ruda. Gal tu nesveikas? Ne. Ramiai. Mėgstamiausias gyvūnas? Asilas. Tikriausiai dėl ausų? Ne, palaukit. Pažiūrėk, ar yra telefonas. Gal žemiau? Yra, rašyk. Paskambink. Susuk. Alio? Valerija? Sveika, čia Pablas. Tavo telefoną radau internete. Norėčiau susipažinti. Nežinau, ar gali. Turi 2 draugus? Mes to norėtume šitą parodyti. Ta patiks. Jei nori, žinoma. Ne, telefonu negaliu pasakyti, bet galim susitikti. Iškrypėliai. Ką jie apie mane prišnekėjo? Tuo aš jam parodysiu. Ar pasakysi pagaliau, kaip žadėt keršyt, labai smalsu? Nesakysiu, bus taigmena Luchim. Pablai, noriu pasikalbėti. Aš užsiėmęs, nematai? Labai svarbu dėl mokinių tarybos, rimtas reikalas. Palauk minutėlę. Rimta, labai rimta. Pakalbėk su mano draugu gidu. Palauk, ko nori? Ko nori, kvaiša? Eina, matyk. Alio, sveika. Ranai, dabar mes minim. Satyko norėjai. Lola, tai, kas vakar vyko, iš tiesų neįvyko.